Aiste, kas skauda šiandien Lietuvai? Žinok, skauda, Justinai, tikrai labai skauda. Anot neseniai atlikto tyrimo, lietuvės daugiausia Europos Sąjungoje dirbančios moterys. Tačiau aš manau, jog tai iki šiol buvo neaišku tik patiems tyrėjams. Nes tokios moterys kaip Irena iš Skaudvilės tikrai žino, ką reiškia būti lietuvio žmona. Cituoju. Aš vienu metu skalbiu palas, plaunu koridorių ir verdu koldūnus. Vyras tuo tarpu spokso į teliką. Jis užsimanė alaus, kuris iš mūsų turėtų jį atkimšti. Atsakysiu iš karto interesantį iš Skaudvilės, kad alų turėtų atidaryti uošvienė. Nes, kaip žinia, uošvienė, lietuviškai sakant, turėtų turėti du dantis. Vieną, kad žentui alų atidarytų, o kitą, kad skaudėtų. Nu, žinote, per daug pareigų, pasakyčiau, špygą taukoti. Ne, tegu nueina ir pasiima ko. Jeigu moteris leidžia savo dirbti, uždirbti ir daryti tai, ką jinai nori, tai galbūt vyras pats galėtų atsikimšti tą butelį. Jau tas alus turėtų būti atkimštas ir padėtas ant stalo prieš tai, kai jinai pradėjo ruošti vakarienę, plauti koridorių ir tvarkyti skistus daiktus. Čia priklauso nuo abipusio tokio susitarimo ir supratimo. Ir jeigu abiem yra taip gerai ir žmonai tas patinka, tai kodėlgi ne? Sprendžiant iš žvaigždžių patarimų, jums, Irena, nebegali padėti net ir teismas. Sėkmytės. Dėkojame Aistei, žiūrėk, nesusirg žmonėms. Reikia tavo pagalbos. Taip.